Pagrindinis šių dienų tikslas yra Turmantas. Tai rytoj planuoju pasiekti Turmantą. Iš viso maršrute maždaug 320 km, 310. Tikiuosi girdit per vėją, bet pasirinkau labiausiai vėjotą dieną savaitį turbūt. Tai dabar važiuoju link Pabradės. Važiuosiu palei geležinkelio bėgius iki Pabradės, o nuo Pabradės važiuosiu iki Švenčionėlių. Tai dabar kovojam su vėju ir varam pasileidę kasas. Prifilmavau tiesiog, pravažiavau posūkį. Taip būna. Išvažiavau į plentą, tai dabar esu Bezdonyse, važiuoju beveik 2 valandas. Turiu pasiėmęs šiaip į kelionę tik tais vieną bananą, daugiau jokio maisto. Bet kodėl tai padariau, tai papasakosiu kelionės eigoj, nes tai yra vienas iš tų dalykų, dėl kurių mėgaujuos būtent tokiom trumpom išvykom dviračių po Lietuvos kaimus. Opapa. Biški buvo smėlynai, bet pamačiau stop ženklą, tai reikia sustoti. Ir dar nepaminėjau apie maršrutą, tai kad iš tų 300 km tai 75 procentai yra žvyro bekelės. Ir 25 procentai maždaug yra asfalto, ten nebūtinai lygaus plento, šaligatviai ir panašiai. Bent jau taip sako programėlė. Vėjas ant tilto taip stoviu ir dviratį net nešu iš po kojo, atrodo nuvers kartu su dviračiu. Čia turi būti kelias, bet yra krūmų masyvas ir kažkoks gal keliukas, neįsivaizduoju, nes pagal GPS nežinau ar matosi, tai kelias turi būti tiesiai. Tai padai čia lesa, tai wow. Dar ieškau kelią, bet randu vis įdomesnių dalykų. Eina švilpikai, švilpaus. Radau kelią. Bet tada suvalgy. Maram. Pabandė naivus berniokas užvažiuoti ant kalnelio. Bent jau būsiu pabandęs. Tokie va namukai man.
O, papa. Man tokie namukai prie geležinkelio bėgių, tai žiauriai seksualiai atrodo, nežinau. Jis kad ir toks nušiūrės, bet kažkaip kietai atrodo. Ir va, da, paskutinis realiai gali duoti. Užkandžių sūrelis, vienintelis kaime ir sausainiai kaime. Tai va dėl šitos priežasties aš neimu maisto, kad atrašiu tokių parduotuvių, kur atrodo tokių nebegali būti. Vos atsiskaitai su kortele, nes ryšio nėra. Pasirinkimą, sako pardavėja, nu mokas yra, tas yra. Dabar va, užkandžiauju karką žiškės. Ir liko nebedaug, koks, nežinau, 1,5–2 gal kilometrai iki Pabradės. Atvažiavau į Pabradę. Pabradės geležinkelio stotis. Dabar sekantis didesnis miestelis bus Švenčionėliai, o po Švenčionėlį bus Ignalina. Tu už Ignalinos jau reikės galvoti, kur man mėgoti. Taip atrodo miško automagistralė. Reikėjo pravažiuoti vieną tokią, net nežinau, ne balą sustojau, bet ten iki pusės rato. Tai dabar iki Triedės, iki Kulno pagal išvaizdą. Pamačiau upę, tai varysiu nusiplauti gražias kojas, batus. Biškį geriau nei buvo, galim kabanotis per tvorą. Vau, kaip pučia vėjas. Seniai tokį jutau. Užtat gaivu mint. Sunku, bet gaivu. Pagaliau toks kaimas, kokį ir įsivaizduoju. Namukai, gatvytės, traktoriukas. Haha, link namų. Grybai, aš atvarau. Didžiausias grybas atvažiuoja į grybus. Pamačiau, galvoju, kas čia ant kelio guli įdomaus. Plastikinė dėžutė. Kortos. Ir kas čia įdomu. Paliksiu šitai damutį. Kaip kietai čia. Ką, pasiekiau Švenčionėlius. Dabar susirasiu parduotuvėlę, nusipirksiu atsigert, kažko užkast ir tada jau link Ignalinos. Ir Švenčionėlį yra mano 123 km. Ne kaimo parduotuvė, bet kitos nėra. Snikeris. Vandens pasiėmiau, burekas, snikerį sumiau. Dabar pasimsiu mėgstamiausią gėrimą. Gėra. Burek.
stekas su špinatais. Baigė vyrs pasigert. Pasižiūrėjau ką tik. Tai iki Ignalinos man liko apie 30 km. 3-2-30 kažkas tokio. Čia yra Kaltanėnų parkelis ir čia iš akmenų yra sudėlioti ratai. Aš pabausiu perkūną. Piratų baras. 3 kilometrai. Ką, paskutinis šios dienos miestas ir už jo bus galima kažkur ieškoti nakvynės. Kaip gražu čia Jūratė ir Kastytis, Ignalinos legenda. Na, tai gal. Man tai Jūratė ir Kastytis. Ir labai status kalnas. Lietuviškas kalnas. Apie 12% sukėlimas dabar. Bet aišku, jis trumpas. Bet vis įdomiau. Pamiršau nufilmuoti pusiaukelę dabar. Šiek tiek daugiau numinsiu šiandien nei pusę. Nes rytoj gali būti, kad mažiau laiko turėsiu minimui. Nes nežinau, kelintą tiksliai rytoj man traukinys iš Turmanto į Vilnių. Tai turiu spėti nepramazinti. Paskui patikslinsiu, nes pats dar nežinau. Nežinau, ar per kamerą matosi, bet ten kiškis. Pliup, pliup. Šiandien įveikėm 190. Nežinau, kaip matausi. Geriu gyrą. Toj 12 be 9 minučių. Tai užvalgiau tūno meksikietiškam padaže su duona. Tai čia bandau atsisveikinti. Labai skubus vakaras, nes niaukėsi, gavau lis, nieks nelyjo. Matysim ryt. Čiau, čiau. Kornholijo. Labas rytelis. Tai suvalgau savo tūną meksikietišką. Dar pasigrožėsiu Tauragno ežeru. Vienas giliausių Lietuvoje. Ir leisimės į kelią. Pasileidžiam į naujos dienos iššūkius. Važiavau į Salaką, pasigražėsiu
pravažiuodamas miesteliu ir susirasiu parduotuvę, nes noriu atsigerti. Greit užbėgu parduotuvėlę, sausainių, kefyro ir ledų. Gražus Salvoko miestelis visą, parkelis gražus su nuotraukom vietinių, bet šalta darosi, niaukiasi, kefyro išgerti. Ką galiu pasakyti apie kaimo parduotuvės minusas, kad jos brangios. Kaimo parduotuvėms reikia uždirbti. Tai taip, klasika. Kalnas, klampus smėlis. Lietaus pliusas, odų nebėra. Tai tas ant to. Lėčiausia dienos dalis, nes atkarpos sudėtingas labai. Jėgos vatų daug įdedi, bet vos ir jėdi. Galvojau, geresni keliai bus šiandien. Deja, vakar buvo geriau. Iki Turmanto man 35 km. Norėjau sakyti, kad Visagino miškai bent jau dabar geresni. Deja, pievos kol kas irgi. Balos, pievos. Gaila, nefilmavau. Bandžiau pervažiuoti. Užklimpo ratas. Ir biškį priguliau ant šono. Važiuojam! Nesitiki, išlindu į asfaltą. Greitis iškart 27. Kasos pasileido. Liulis irgi iš paskas bėgti pradėjo. Wow! Na, pasidžiaugiam asfaltu. Dabar galim vėl į žvyrą. Labai geras kalnas buvo. Parlėkiau, bet privalėjau staigi stabdyti, nes tokia bažnyčia apleista. Vau, pasirodo čia kapinės, galvojau čia bažnyčios griuvėsiai. Įdomu, kas čia buvo palaidota tokiuose kapuose, aišku, čia išplėšta jau. Tai gal yra žavėtis kapinėmis, bet kai yra tokios senos, išlaikytos ir dar saugomos valstybės su tokiais paminklais, kapais likusiais, tai tikrai. Aš manau, kad kapinės ar kažkokie įspūdingesni kapai, tai mūsų istorijos dalis, kuri gali kažkiek perteikti to laikotarpio įpročius, papročius. Tai tikrai fainai pasižiūrėti. Nu, puls, nepuls. Gražuolis. Šitas kultūringas. Sako, važiuok, praleidžia. Nežinau, matosi per šitą niekalą mano filmavimo, bet ten yra Visagino atominė elektrinė. Bus. Esama. Nežinau, bet nebegamina elektros. Drukšių ežeras. Labai didelė dalis jo priklauso Baltarusijai. Va, kryžkelė. Iki Latvijos 2,5 km ir iki Baltarusijos 2,5. Baigėsi Lietuva, Latvijos Republika. Tuoj būsim Latvijai, tuoj sekundę. Viskas. Aukšdaugavas Novads. Esam Latvijoje. Galim kalbėti latviškai. Lakiam dabar Latvijoje. Whee! Ant Latvijos žvyro turėsiu maždaug 13 km. Stuburė. Soliukas, tai suvalgysiu savo paskutinius sausainius. Ir tada jau stosiu tik Turmante, nes liko 9 km. Sau buvau pasakęs, kad liks 10, suvalgysiu maistuką. Varliniai po Latvijai spėjaus. Dabar paliksiu Latviją palibėgius, Lietuvą ir į Vilnių. Cuku.
pavalgysiu ir esiminiu apie 330-340 km ir lėksiu į Vilnių. Ta proga, kad 300 km, 300 gramų sūrio. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot, susimatysim kitą kartą, pažiūrėsim, kas gavosi nufilmuoti. Čiau.